Net nežinau, nuo ko pradėti dabar. Įsivaizduokit dabar, kad jūs sėdit kabinete ir stebit, toksai stalas yra, prie to stalo sėdi vyras. Jam taip jau beveik 3-9 yra ir jis žiūri į langą, o ant palangės yra kompiuteris. YouTube rodo kažkokį tai video su Olandų ar tai belgų, kuris Italijos Alpėse statosi pašiūrę iš akmens. Tai susipažinkime. Tai esu aš. Prieš savaitę sėdėjau ir va taip žiūrėjau į tą vyrą, kuris statė tą pašiūrę. Ir šalia manęs buvo mano draugas, kuris man į ausį šnibžda ir sako, tu gal ruoškis pranešimai? Klausyk, visi tikisi iš tavęs, kad bus labai geras pranešimas. Kažkas sakė, kad dėl tavęs tik tai atvažiuos. Tau žiūrėk, 3-9 metai, tu jau suaugęs, gal tu gali susijimti ir ruoštis. Ir aš jam, bet žiūrėk, man kažkaip negaliu vis dar kol kas. Žiūrėk, turi būti labai geras pranešimas. Ne šiaip pranešimas, bet pats geriausias tavo pranešimas gyvenime. Man taip visą laiką tik širdis plaka, aš taip tiesiog įsijungiu toliau į tą dėdę, kuris stato namą. Ir jis man toliau sako, žiūrėk, tu esi Lietuvos garsiausias psichoterapeutas Instagrame. Čia iki tol, kol Beata Tiškevič pabaigs psichoterapiją. Bet aš bent minimum, žinokit, dar 6 metus turiu pasidžiaugti šito titulu. Kol kas. Ir aš, žinokit, nesu vienas šitoje situacijoje. Aš turiu draugų. Ir čia visi mano draugai. Albertas Einšteinas, sukūręs reliatyvumo teoriją, jisai visą laiką galvoja, kad žmonės per daug vertina tai, ką jisai daro ir lygtais jį priverčia jaustis kažkokiu tai vagišiu. Izaakas Newtonas, kuris iki 26 metų sukūrė visus savo tos laimėjimus, man jau per vėlu, jis galvoja, kad yra tik mažas berniukas, kuris žaidžia prie jūros ir jam kartais pavyksta rasti gražesnį akmenėlį. Lygiai taip pat Maya Angelou. Jis sakė, aš parašiau 11 knygų, bet kiekvieną kartą man atrodo, kad staiga ateis kažkas ir pasakys, žiūrėk, tu mus apdūmiai, mes išaiškinom, kad tu apgavikė. Mišelė Obama lygiai taip pat sako, aš turiu imposterio sindromą, nesuprantu, kodėl jūs manęs klausot, nes, ką aš čia iš vis žinau. Neilas Gaimanas, kuris yra garsus knygų rašytas, gal labiau truputėlį tokių fantastinių, galbūt esat girdėję Sandman ir American Gods, pagal kurios ir serialai sukurta, jisai sako, man vis laik atrodo, kad staiga pasibels kažkoks vyras į duris su sąsiuviniu ir pasakys, žiūrėk, viskas, pabaiga. Išrišom tave, kad tu nieko nesupranti. O jam vakarėlėje Neilas Armstrongas, žmogus, žinot, kuris buvo mėnulyje ir laipiojo ant jo, buvo pasakęs tokius žodžius. Aš žiūriu čia į visus, čia tokie dideli žmonės, jie tiek daug pasiekė, o aš ką, tik buvau ten, kur mane nusiuntė. Ir jie visi yra imposteriai. Jie visi jaučiasi imposteriais. Jaučiasi, kad jie su jais kažkas yra negerai, kad jie yra nepakankami, kad jiems reikia dar daugiau dėti pastangų, dar vieną seminarą praeiti, dar vieną psichoterapijos rūšį, gal pasibaigti, dar pasimokyti, dar jie negali čia taip normaliai prezentuoti, dar čia reikia jiems daugiau ir daugiau įdėti kažkokių tai pastangų. Ir tai prasideda vaikystėje. Tai prasideda tada, kai vaikas auga. Mano atveju tai buvo 2 momentai. Vienas tai, kad aš labai gerai mokinausi. Man buvo lengva mokintis, aš šiaip nesupratau, ką reiškia sunku mokintis. Man buvo įdomu. Ten visi chemija, matematika. Ėjosi kaip iš pypkės. Mano smegenys veikia, aš nebuvau ten 10-tukininkas, bet man patiko mokytis. Galbūt susiję tai antroji priežastis, kad aš patyriau patyčias. Nuo 4 iki 8 klasės aš gana stipriai išgyvenau patyčias ir jos, buvo įprastas dalykas. Tais laikais kas 3 vaikas patyrė patyčias, tai čia
didelio čia daikto, vienas ar kitas čia, žinot. Klasiai tokių kokie 5 arba, kartais ir daugiau būdavo, kurie pastoviai buvo ujami. Tai dėl šitų priežasčių ir taipogi dėl to, kad žmonės kritikuoja vaikus, o dar prisideda mokytojai ir jų bendraklasiai, kai kurių vaikų nepagiria už tai, ką jie pasiekė, arba jie yra apleisti, grįžta namo, ten nieko nėra, tėvai galbūt ir dirba, galbūt jie lygtais rūpinasi, bet žinot, emocinės pasirūpinimo nėra iš tėvų pusės ir vaikai lieka tada apleisti. Tai pradeda formuoti tiek žemą savivertę, tiek nepasitikėjimą savimi ir didelį gėdos jausmą. Tai yra, kad su tavim kažkas blogai, kad esi kažkoks tai sulūžęs, defektuotas. Ir tada vaikai pradeda mokytis, kaip išgyventi tą situaciją. Jie, aišku, tai negalvoja, kad jie yra imposteriai, dar kažkokie, jie neturi tokių žodžių, jie negalvoja iš vis, kad jie yra defektyvūs. Jie galvoja, kad su jais kažkas yra negerai. Ir ką padaryti, kad su jais būtų gerai? Tai vieni iš tų išaugusių imposterių darydavo taip, kad išsiugdydavo labai didelį perfekcionizmą. O perfekcionizmas tai nėra tai, kad čia, žinokit, viską tobulai reikia daryti. Ne. Tai yra jausmas, kad tu vis nepakankamai darai. O tau reikia geriau padaryti. Ir vieni staiga labai daug dirbdavo, labai daug stengdavosi, o antri, tame tarpe ir aš, atidėliot pradėdavo. Nes patyravo tokį didelį stresą dėl to, kad turės pasirodyti labai gerai ir kitus nuvils, nes nepasirodys taip gerai. Ir čia jau man ir užkusė sako, žinokit, dėl tavęs tik tai atvažiavo mano žmona. Ir čia dar ir savanoriai sako, Jėzu, mes čia pas tave tik tai ateisim pažiūrėti. Ir aš taip galvoju, tararai, ką man dabar reikės jums pasakyti, kad atpirkti visus šitos lūkesčius. Neužtenka būti tiesiog. Neužtenka būti. Reikia būti labai geru. O nieks nežino, kas tas geras yra, nes, kaip sakė, dangus yra riba, o, žinot, daug ir kito dangaus yra. Ir man taip begyvenant, įstojau į mediciną, vis dėlto, žinot, gerai mokiausi, tai taip jau ir nebuvo sunku ten įstoti tą mediciną, pasirodo. Čia toksai faktas kitas dar yra, kad aš norėjau įstoti į teatrą. Tai va, ačiū už tai, kad teatre mes galim susitikti šiandien. Pagaliau tos 2 mano norimos specialybės susijungia į vieną. Ir galiu čia savo, kaip sakant, pudrint smegenis ir sakyt, aš esu teatro scenoje. Ir tikriausiai 1 kartą, tikiuosi ne paskutinį. Aš baigiau mediciną, pradėjau dirbti šeimos gydytoju ir tas jausmas, kad mane pagaus, man, žinokit, toks artimas. Aš galvojau medicinoje, kad mane tikrai tuo ateis ir pagaus ir už rankos sakys, tu nieko nesupranti, tu nieko nemoki, mes tave tuoj mesim iš tos vietos. Ir tada kažkaip tais 1-2 metais pas mane ateina pora senjorų, vyras turi Parkinsono ligą, o moteris lydi jį, aš ten jiems, žinot, rašau receptus, dar tada reikėdavo rašyti tokias didelės lapų daug tokių, žinot, ten, kai dviesi ateina, tai taip kokia 15 reikia taip išrašyti jiems abiems. Bet kadangi vyras turi Parkinsoną, jam yra labai sunku smulkioji motorika. Ir man reikia paklausyti jo širdies. Aš matau, kad jam nesigauna atsisegti marškinius, aš tai supaimu, atsegu jam marškinius, paklausau širdį, plaučius, užsegu tos marškinius, viską susirašau, išleidžiu, vyksta viskas tvarkoje, po to pas net daug kartų dar vaikšto. Po poros metų dėja mes netekome vyro. Ir žmona jo sugrįžta ir vis sako, žinot, vyras man vis sakydavo, koks šitas gydytojas geras. Nei vien, sako, niekada man nėra marškinių atsegęs ir niekada nėra užsegęs. Ir jam tas faktas atrodė kaip labai didelis žingsnis kažkoks, labai geras faktas. Aš tuo metu nežinojau dar, bet dabar suprantu, kad tai, ką aš padariau, tai buvo atjauta. Tai aš mačiau, kad jam yra sunku ir aš jam norėjau padėti ir aš jam padėjau. Ir vėliau, kai jau pradėjau studijuoti psichoterapiją, tai tos atjautos buvo daug ir daugiau, aš vis pradėjau mokyti, suprasti, kaipgi čia daryti. Ir pasirodo, kad atjauta yra vienas iš geriausių tokių dalykų, kurie gali padėti.
Atjauta yra tada, kai mes matome, kai kitas žmogus kenčia ir mes norime jam padėti. Lygiai taip pat čia yra ir atjauta savo. Mes matome, kad mums yra sunku, kad mums skauda, kad mums kažkas nesigauna, kad mus kritikuoja mūsų vidinis tas imposteris, kuris burba jaus ir sako, žiūrėk, tu turi pavaryti taip, kad čia visi nušiuvę būtų, ne, po to stovėtų, atsistoja visi. Jis kelia stresą, kelia nepasitikėjimą, kelia baimę ir labai didelę kainą yra. Dauguma pasiekusių žmonių, jie pasiekia galimai dėl to imposterio, nes jie turėjo labai stipriai dirbti, bet jie susimokėjo labai didelę emocinę kainą. Lygiai taip pat kaip ir aš moku tą kainą. Dabar čia stovėdamas man vis dar dreba tos kojos, ten stovint reikėjo drebėti, dar čia reikės su jumis kažkaip atsisveikinti, dar kol kas dar nesugalvojau kaip. Bet tai yra ta kaina, kurią reiks mokėti visą laiką už su tuo imposteriu. Ir vienas iš pagrindinių ir svarbiausių ginklų yra atjauta savo. Tai dabar, nelaukiant nieko, aš prašysiu jūsų užsimerkti. Kas norite, aišku, neprivaloma, bet aš matau visus, kurie neužsimerkia. Juokauju. Tai užsimerkime, įkvėpkime vieną kartą, iškvėpkime, vėl galime įkvėpti, pajuskime, kai mes sėdime. Ir įsivaizduokite, kad jūs esate savo kambaryje. Jūs sėdite ant lovos, žiūrite į duris. Ir pro tas duris įeina jūsų labai mylimas žmogus. Jums galbūt pats svarbiausias žmogus. Jisai prieina prie jūsų, atsisėda, paima jūsų rankas į savo delnus ir sako jums, tu esi geras, su tavim viskas gerai, tau nieko netrūksta, tavęs nereikia taisyti, su tavim viskas bus gerai. Dabar paimkite savo dešinę ranką, uždėkite ant širdies ir leiskite šitiems žodžiams įlysti į vidų ir pasakykite savo, aš esu geras, su manim viskas gerai, man nieko netrūksta, su manim viskas bus gerai. Pajuskite, kaip tie žodžiai nusėda jūse. Ir kai būsite pasiruošę, galite sugrįžti. Nes kad ir koks imposterio sindromas būtų, kad ir koks vidinis kritikas didelis pas jūs gyvenime būtų, patikėkit manim, kaip profesionalu, kaip specialistu, kad viskas su jumis gerai. Ačiū.